Sveikos, mielos merginos. Atleiskite už tokį vaizdą, kad aš šiandien tokia nepasidažiusi nieko, tokia tiesiog būnu namuose ir tiek. Ir net neplanavau šiandien daryti video, bet toksai klausimas atsirado, kadangi konkursas kaip ir pasibaigė, jau aš turiu išsiųsti, jau šiandien norėjau jau išsiųsti, bet aš išsiųsiu jau rytoj ryte tos siuntinius, noriu išsiųsti ir neturiu kam išsiųsti. Pirmą, antrą, trečią siuntinuką noriu iš karto išsiųsti vienu metu, kad man būtų rami galva. O dabar viena mergina neatsiliepė. Taigi Kornelija Barzdaitė neatsiliepė. Tikrai negavau nuo Kornelijos jokios žinutės. Nežinau, kame yra reikalas, kodėl neatsiliepė mergina, gal nematė, gal ką. Todėl nežinau, prašau jūsų patarimo, prašau patarkite, ar man laukti dar savaitę, ar kelias dienas, ar, kaip manote, man rinkti kitą nugalėtoją. Nes nenoriu, kad atsitiktų taip, kad mergina Kornelija atsilieps po kurio laiko, kaip laimėtoja ir prizo jau nebėra. Jis bus išsiųstas tas kitai merginai. Bet laukti, kiek laukti, nežinau. Nežinau, prašau, parašykite, ką manote jūs. Ir manau padarysiu taip, kaip daugumą jūs sakysite. Kad daugumą jūsų man parašysite, daugumą, kaip sakant, nubalsuos. Parašykite, kas esate už išrinkimą naujos merginos, ar kurios esate už laukimą Kornelijos atsiliepimo. Na, tiesiog parašykite man laukti ar nelaukti. ir jeigu nelauksime, tai tada galbūt šiandien vakare netgi išrinksime naują nugalėtoją. Na, taigi, laukiu jūsų žinučių ir iki.